Ar ir tu esi tas, kuris renkasi juodą duoną, renkasi duoną pagal spalvą? Jeigu nori sveikiau, renkuosi juodą, jeigu ne, tai renkuosi baltą. Ar tikrai juoda duona iš karto yra sveikiau negu balta duona? Juoda duona lygiai taip pat kaip ir balta duona gali turėti ne tik tai ruginių, bet ir kvietinių miltų, gali turėti ir mielių, gali turėti cukraus perteklių, kaip šiuo atveju matome 8,6 gramo. Taip pat produktai įdėta kviečių glitimo, kad konsistencija būtų geresnė ir kaip šiuo atveju mes matome ruginiai, kvietiniai miltai įeina, cukrus, miežių salyklas, kviečių glitimas, miežių salyklo miltai, kviečių skaidulos, kviečių raugas, daiginti miežiai ir taip toliau. Ir tas produktas dažniausiai tikrai nėra vien iš ruginių miltų, kurio konsistencija yra labai išraiškinga, tirpstanti burnoj. Ir rinkitės tą duoną, kurioje yra pagrindas ruginiai ir geriausia, kad būtų viso grūdo miltai, kuri būtų arba be pridėtinio cukraus, arba iki 5 gramų cukraus, druskos iki 1 gramo, skaidulinių medžiagų daugiau negu 6 gramai. O spalva gali būti ir nudažyta duona. Bet aš pasakyčiau nenudažyta, o tiesiog panaudotas salyklas, miežių salyklas, kuris gali tiesiog pakeisti truputį duonos spalvą ir padaryti ją tamsesnę negu įprastai. Todėl būkite budrus, skaitykite sudėtį, maistinę vertę ir rinkitės tą produktą, kuris jūsų sveikatai naudingesnis. Bet gera lietuviška duona tai yra tas produktas, kur iš tikrųjų yra didžiosios dalies žmonių sveikatai naudinga. Patiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau Raminta patarimų. Ir aš su tavim pasidalinsiu. O jeigu nori sužinoti ne tik kaip įsirinkti sveikatai palankius produktus, bet kaip gaminti, valgyti sveikai, pasidairyk pas mane Sveikatai palankus elektroninėje parduotuvėje, kurioje rasi ne tik tai spausdintas elektroninės knygas, receptų, mitybos programų, bet gali rasti labai naudingų seminarų, kursų bei mokymų, kurie padės prisijungus tau valgyti ir gyventi sveikai.